Marcinkonis, Kastinio ežeras. Tylus vakarėlis, kol kas tylus. Vėjų nėra, saulutė šviečia. Truputį šildo. O čia va miške yra pakyla ir bus koncertas. Pagrindinis koncertas iš ciklo Subatėlės vakarėliai. Kasmet būna. Žmonių daug. Mašinų daug tenai pristatyta. Gražu, ramu. Ja. Čia bus pagrindinis sabantujus. Ir turgelis, ir koncertas, ir viskas čia bus. Žiedas čia ir rūko, man čia priklausai. O kaip gražiai skamba. O kaip gražiai skamba. O kokia skani arbata iš tokių padulkų. Ajajajajaj. Va. Ir krepšu grybauti. Ar girdisi? Kažkas telefoną paliko Dzūkijos nacionalinio parko pavadinį. Gal jau ieškot, pirko pas mus ar suvenyrą, ar knygutes, ateikit, kas jau neturi telefono. Arba pasakykit, jeigu negirdi, kas nori ieškot. Meilei pravirdyca, žada mane balca. Meilei pravirdyca, užkubasi, pernužėlį, užkubasi, duomelėlį, užkumani barsi. Meilei pravirdyca, užkumani barsi. Meilei pravirdyca, ar tu radai, kad čia mėlai, ar tu radai, jaunimėlį, kad čia mėlai geras, jaunimėlį.
verčiami vilgerant, jaunimėlin šok, cirko radai, pas motulai, cirko radai, paširdelai, po sodų vaikščiojant, uogelas rankiojant, po sodų vaikščiojant, uogelas rankiojant. Labadiena, mėly svečiai, brangus folkloro mylėtojai. Šiandien vėl susitinkame ne tik pabūti kartu, bet ir prisiliesti prie senolių šventies, pajausti liaudies meno galią, kurioje telpa visa širdies šiluma. Tarsi ištisa tautos istorija, nes joje susilieja žmonių balsai, patirtys, jausmai ir meilė liaudies dainai. Džiauliau, ką pamatau, kas atvažiavė, na, gintaras, matau, stovi iš Nalšiaus. Atep, džiauliau, tep. Taigi sveiki visi, suvėjai, kas apsevį, kas basi, bet ir šitų gražių šventį negali netais nei vienas šyras dzūkas. Už tai, kad net radijon sakiau, kiek yra gražių kostiumų Lietuvos. Žemaičių raudonė pliska, šitas aukštaičių, sudovių visų mažosios Lietuvos, bet nėra gražesnių kaip dzūkų. Ir va, dzūkaitį pasirinkau jau 6 metai, stovi kaip gilėbiški jauna, graži, bet nieko nepadarysi. Nu, sako, pavyto. Jonai menkai laistai, todėl ir pavytau. Vakar lyjo. Nu, pristatyk festivalį. Taip. 21 rozų Marcinkonyse švenčiamas subatėlais vakarėlis. Mes nuo dar datys iki 25 ir eisiu pensijų. Jeigu Seimo nariai neįsidūrės ir nepadarys manys 80, kad dar būtau jaunas. Tai va, dar rozų visiems sveiki ir stoju už manį aukso paukštais laureatas Marcinkonių kaimo folkloro ansamblis, katris šiemet atšventė 55 metus. Ir tik yra viena bėda, kad ir senam ansambliui, kad ir šitam ansambliui vadovauna Suvalkietė Rimutė Avižinienė. Ačiū, Jonulė, dabar gėdosim tų giesmį, kur 18 pusmelį. Ne, Rimula, vat kaip gerai, mažutukiai nedasiekė mikrofonų, tai jau jokio skandalo nėra nieko. Na, aš noriu pasakyti, kad šiemet, kaip ir kožnais metais, folkloro festivalį organizuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Ačiū visiems darbuotojams ir noriu pakviesti direktorių Einutį Gudelevičių. Prašom. Labą vakarėlį, mėly marcinkoniškiai, mėly festivalio dalyviai ir svečiai. Na, pirmiausia, tai noriu padėkoti Marcinkonių etnografiniam ansambliui už gražią dainą ir dar sykį pasveikinti su tuo gražiu jubiliejų. Na, visus kitus noriu pasveikinti, kad šiandien susirinkote į šią gražią šventę. Jau 21 metus iš eilės vyksiantį folkloro festivalį Subatos vakarėlį. Na, 21 metus Dzūkijos nacionalinis parkas organizuoja šią šventę. Na ir viena iš veiklos ryčių yra kultūros paveldo išsaugojimas. Tai mums labai svarbu, kad tos tradicijos, papročiai, na, aišku, ir folkloras būtų ne tik išsaugotas, bet ir perduotas ateities kartoms. Šiandien šiemet kaip ir kitais metais pas mus susirinko tikrai labai daug gražių kolektyvų. Koncertai jau vyko 4 kaimuose, visur jie buvo, dalyviai buvo sutikti, nuoširdžiai žmonės dzūkai vaišingi, svetingi. Todėl labai smagu, kad visiems ši šventė yra, visiems tinkama šventė yra, visi džiaugiasi, kad tokia šventė vyksta. Na ir aš jums linkiu kartu su visais pasilinksminti, pašokti, padainuoti ir smagiai praleisti laiką. Ačiū.
žinokit, smagiausia, kad per 21 metus niekde nebuvau, bet mano pusseserė atvažiavo. Šaunuolais Tasila pirmos, Marcinkonyse gimus augus, bet pirmos. Tai Jonai atvažiavo iš tai, kad vyksta labai gera loterija. Sakė, loš limuzinų ir vat tos stručio kiaušinių, kur čia po Dzūkijos miškus lakiau. Kokius kiaušinius? Jau jis rastas. Na, vakar Nu, jau ne tavo. nušovė strutį, o šiandien vakaronins seminarams suvalgysim. Taigi, jums toliau dainuoja nuostabus, gražiausias Marcinkonių kaimo etnografinis ansamblis. O jų vadovė Rimutė Avižinienė. Твоє пуценя, пай пуценя до нас, горче мяличе мавоє, корич зігав, корич зігав тістовіяв, і жемяличе мавояв, ану пялись, ану пялись, ан беструсус, беструс вандой шаг не сплавли, беструс вандой, беструс вандой шаг не сплавли, и меряли мерки, и меряли, Jonui Bajarūnui. Viešia, kad jis atvažiavo iš Neveronių, iš Kauno rajono ir jie yra pas mus jau gal 10 metų. Paplojam. O jų
jų vadovė Jolanta Balinytė. Labūnės maršas! Ir kaip yra keista važiuoti dalim, kai visas ansamblis stovi vėl, atrodo visa armija mano, visi žmonės, o dabar pusė, bet neprasti. Ir noriu pasakyti, kad kai atvažiuoju čia, tai būna tikra, nesumeluota, paprasta ir ta bendrystė yra neužmušama, sakau, ilgametė. Tai pirmiausia, kadangi Nacionalinis parkas švenčia jubiliejų, mes sugalvom su Viešė, kad jums trūksta labai gero dalyko. Ąsočio, direktorių, kviečiame, ar yra direktorius, ar jau pabėga. Jonai, kur direktorius? Yra kažkur tai. Eimuti, kur jūs esat? Tuoj patikrinsim, ar jau pabėga. Atbėga. Gerai, nematau iš kurios pusės. Lekė, jau maudytis nusimanė. Nieka panašaus. Nieka. Prašom, kviečiam direktorių. Už tai, kad supranta, kad Nacionalinis parkas tai ne kultūros centras, bet kad ta tradicija tęstųsi, jinai privalo tęstis, tikrai. O kad privalėtų, tai reikia pavaišyti, ane? Tai mes jums tokį nužėdėm, taip, kad nepritrūktų. Kad visam kolektyvui lenkime žemai, ačiū už tą neatlygintiną darbą, ką jūs darot. Ačiū. Ilgiausius metus, sveikatos ir laimės, tegul jums pribus. Sveikatos ir laimės, tegul jums pribus. Dainuokit ir šokit ilgiausius metus. Dainuokit ir šokit ilgiausius metus.
ansamblį. Ir aš vis galvodavau, kaip čia protingiau pasakyti ir jį pristatyti. Ir dabar jūs kaip atkreipėt dėmesį, iš plytų namų niekas nestato. Visi išrūstų. O kodėl? Todėl, kad Matuizų moterys nustojo gamyti plytas. Nes jau sako, gana mum tenai, sako, dirbt tas plytas gamyti, einamės dainuoti. Ir dabar galvoju, kaip čia pasivadinti. Iš pradžio galvojo, verba kokia, ar kaip, kad užlipa ir dainom plaka visus. Bet paskui sugalvojo, pabandysim švelniau, verbena. Taigi, scenoje Matuizų folkloro ansamblis Verbena ir jų vadovė Daiva Kelienė. Sveiki gyvi, mėly susėdėliai ir svečiai. Atvažiavom iš Matuizų ir atvežim pačias gražiausias savo senelių, prosenelių dainas. Susidainuokim visos sesulės, kol jaunos, kol gražios, kol pasmaudulai. Kol jaunos, kol gražios, kol pasmaudulai. O ką pateksim šermiui berneliui, tai tadu dainuosim liūdnas dainelas. Tai tadu dainuosim liūdnas dainelas. Reiks anksti ir vėlai gulse, Anytai mošalai reiks pamigdyt. Anytų mošalai reiks pamigdyt. Ir atsikėliau ir vėlai guliau, Anytai mošalai vis neinsitau. Anytai mošalai vis neinsitau. Einu per kiemų, girdžiu per sienų, Anyta mošalai mane apkalba. Anyta mošalai mane apkalba. Martelė šiokia, martelė tokia, martelė ultojus darbo nemoka. Martelė ultojus darbo nemoka. Daina gydo žmogų ir stiprina širdį. Tai noriu pakviesti folkloro ansamblį Platelė iš Platelių ir jų vadovas yra Aivaras Alminas. Aivaras Alminas. Platelė iš Platelių. Aš vakar šnekėjau, gavau galvon ir vis tiek, tu pačiai gali pasakiau netep, ane? Ai, platelė. Aš kaip tikras dzūkas, tai man neišeina platelė. Platelių.
švainėlį. Ir pati giliausia vieta, kad rasėk beveik 49 metrus, ir ant to savo pavadinam Nalį. Aš dabar paporinsiu jums tokį pasakojam aplink to Nalį biškiauką. Plateliškę, surukavo, kad reik anims nusileiti gerą bažnyčią varpą. Nuvažiavau pas meistrą, sutartų laiko atvažiavau, ton varpą pasiėmė, sumokėjai, nežinau, ką panims tu neatsitik, Magaryčių meistro nepalik. Meistras taip jau supyka, pro šalį, pro varpą, Edam saka, kad tu nuskėstum. Baudžiajama, trumpina kėlį, važiavo per ežerą. Ir kaip tik tas to pačio giliausio veito, šlajėkis sujudėjai, varps bum, iškret, lets triokšt. Ir bol, varpėlis pas Nalį. Kalandarys, pakeit laiką, surinka vėl pinigėlis, pasakė naują varpą, padarė, sumokėjai, bet jau dabar su gerom Magaryčiom parvežė, pakabino į varpin. Ir nuo to laiką tik bažnyčios varpas pradeda din, dan, iš Nalės varps brolau, skendau, brolau, skendau. Pamokyms, norėsit gerą daktą, visuomet palikit gerų Magaryčių. Nesvecai pats geriausias gaspadorius, tai yra kviečiam. Tokio žmogaus niekas neturi, tik Marcinkonys. Kviečiam Marcinkonių parapijos kleboną gerbiamą Bronių Krakevičių. Ir dabar paguldavais ant burbės. Nu jau Kulokaitis nesmojuosi. Ne. Gražų sveikinimų parapiečiam. Parapiečiam kalba, bažnyčiom sakysiu sveikinimų. Aš pirmiausia džiaugiuosi to, kad tiek gražiuotų ansamblių suvažiavo, bet kad pamislite kitas dainas, kad visi žmonės taip savo dainavo iš gyvenimo. Nesruošia kokiam tik koncerto, spektaklį, ar taip iš gyvenimo. Ir dabar žaviuosi, kad tie ansambliai tų gyvenimų, kurių patys negyveni, perduoda per dainas. Talentai. Arba paimkime, pavyzdžiui, tokių dainas, kaip tas vadinamas sutartinės, ne? Pamiškiam buvo žmonės, kad pas mus sustarė, sako, padainuokim, ale nedastarė, dainuokim. Ir žiūrėk, gražiai išeina, o dabar, kad jie sudeda. Išsivaizduoju, kokie jaunai talentų reikia žmonėms sudainuoti su starį, nedastarį. Ir, tokios gražios dainos. Tai aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad galim jas paklausyti tokių dainų, kurių nelabai kur kitur girdėsi. Taigi, gražaus visiems vakaro, malonu visus ragės ir tegul jumi gyvenimas tokius pats gražus būna, kaip šitas vakaras.
Dovanų gavau. Juos adoriai. Na va. O kaip nepadorė tu? Tai o eikit viskas gerai. Jonai, nesigilyk, o dabar kviečiame. Taip, akliorų susidėsiu. Gana tau juoksis dabar eisi sceną. Taigi, kviečiam Varėnos savivaldybės atstovę Laimutę, kuri kas metai pas mus dabar atvažiuoja ir mes džiaugiamės jos atvažiavom, bet niekas tokių šimtalapių gardaus netveža kabinai. Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir sporto vedėja Laima Denutienė. Pabėgo nuo tavį miškan. Man jaučias, kad Panevėžys tortų suvalgė. Labas vakaras visiems. Yra sakoma, kad kol skamba daina, tol gyva tauta ir džiaugiasi tautos širdis. Aš noriu padėkoti savivaldybės vardu Dzūkijos nacionaliniam parkui, jo visam kolektyvui už šį šaunų festivalį, kurie organizuoja, nesakysiu kiek, visi kartojot, girdėjot. Ir šį festivalį sukviečia tokius šaunius kolektyvus iš visos Lietuvos, kurie išdainuoja tiek skambių dainų, kad džiaugiasi mūsų visų širdis. Ačiū organizatoriams, ačiū dalyviams šventės. Na ir žinoma, kadangi šiemet nacionalinis parkas švenčia 35-metį jubiliejų, tai, koksgi gimtadienis be pyragų, be tortų, taip nebūna. Tai va savivaldybės vardu noriu jums įteikti šventinį pyragą. Direktoriam kviečiam. Babkūdės tai. Tikrai labai džiaugiamės, kad visada mus pakviečiat į šią šventę. Ir mes galim irgi pasidžiaugti kartu su jumis. Ačiū. Ačiū, Laimutė, kad atvažiuoja. Ne. Na, dabar norime pakviesti. Kaip jūs nepadorė atrodysi? Na, dabar norime pakviesti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Seimo nario Martyno Katelino patarėją Skaistę Besusparytę. Jie visi susirenki. Gieda, pravda, jie palei ežerų ir gražiai gieda. Ir turbūt labai ypatinga proga, ar ne? Ir paverkiau iš džiaugsmo jau Jonai ant tave žiūrėdama ir nusprendžiau, kad pensijo neisi. Perduosiu Seimą šitų žinių, kad Jonas pensijo neis. Visi kiti išleis čiesu, o Jonas ne. Su jų Seimu tai. Ir dabar pas mus yra vienas kolektyvas, kurį kvietėm ilgai, bet priskvietėm šiemet. Tai yra folkloro ansamblis Labengis iš Vilniaus ir kurie šiemet gavo už tų etnokultūros puoselėjimų, už savo gražias dainas aukso paukštį. Paplokim. O jų vadovė yra Milda Ričkutė. Bet jo šiandien nebuvo, sakė, pyragus kepa. Jonai. Jonai, mums visiškai nesarmata, kad neatvežėm tau jokių dovanų. Anas sako, 5 metus mus kvietė. Anas 5 metus liepė sėdėti ant žiūrovų salelę. Sako, pasėdėkit, pažiūrėkit. Kaip tik tai parkas paskelbė pelkių dienų, liepė į pelkę. Žiemų, kai šalta, nekurinta, sako, atvažiuokit stovyklą, pagyvens tą mokyklą nešildamai. Tai žinokit, Jonas mus išbandė, mūsų kantrybė irgi. Tai Jonai, šyros
Davanų neatvežėm, ale bais patenkinti, žinokit, prieš čia stovėdami. Tai vienu kitu dainelį padainuos manu, na, mažiau šokį, kokį sutrenksmą, ale bais smagu, žinokit, šitojo pusėje stovėti ir in jų žiūrėti. Pa 5 metų jūs galėsim sienas atėti. Bėgio žeregelio, bėgio merolio, tai bėgio žeregelio, ranų vėlio, tai bėgio žeregelio, be valanų vėlio. Lėsėjo, nemranda žeregelės viešo kelio, nemranda žeregelės viešo kelio. Vaikai, jų pelais, tokia žeregelė, norkasilsai, kiesus tokia žeregelė, norkasilsai. Dvaro jau skonselai mojų, negaisiai saulala mano veide, jo negaisiai saulala mano veide. Vėliau man gėminėlis, kur aš raudona mano merge, laiku gražiai raudona mano merge. Sėdėkite man gėminėlis, valalai jau gėda pas motinį, valalai jau gėda pas motinį. Šeinis. Vytautai, nepamiršk, kad veikia turgelis ir dar galima man įteikti dovaną. O dabar noriu pasakyti, kad be saulės ne vasara, o be dainos ne gyvenimas. O kai žmonės laimingi, jiem nesvarbu, ar dabar vasara, ar žiema, jie visą laiką visur kartu su dainu. Ir į sceną noriu pakviesti folkloro ansamblį Žvangutis iš Alytaus, kurių vadovė Renata Sviklienė. Labas dienelį visiems. Nu, mums diena dar matote, dar švinta. Jonulį mes turi kviesti merginas scenos, nes matau tokią tradiciją. Jonukai. Taip, dabar Jonas. Kadangi jei ne Jonukas, tai mūsų čia nebūtų šitų 3 rozų su jumis rozu. Tai labai geras oras, puikiai nuotaika, nuostabūs kolektyvai.
Tai tau simboliškai mes atnešėm, kur susukom per tuos kelis metus, kai mes tavį čia, nematėm, ta prasme, nebuvom. Tai dabar šakotis Jonukui, o mes paruošė trumpų programukį. Taigi tai. Pasižiūrėk, kad mažai bus daugiau. Aš tai tik norėjau pasakyti, kad vakar, jeigu tikas buvot visi, mes sveikinom vienu savo kolektyvo narį su gimtadieniu. Algolį. Tai šiandien nutarėm, kad jisai dainukį ir užvedas. Tu vienintelį, bagi sakėgi labai čėsna mažai, čėsna. Žolės žolės pagane, lapotas jauna gyveno žemė, pagane žanotas jauna gyveno žemė, pagane žanotas, o užaugs labeliai, tai būsiu lapotas, užaugs mergelė, tai būsiu žanotas, kad užaugs mergelė, tai būsiu žanotas. Nuo dar bus pat pensalas. Suktinukas.
šeima, katroj mus lydžia jau gal 10 metų. Jolanta, Daugiau. Raimundai, ačiū Jums, kad Jūs su mumis, bet ateikit dovanų. Sabaičiai, nu, lik piniginį neims niekas. Štai galbūt ir nedarė tos dovanos, jeigu Jolantos būtų nepasdabojus jaunas. Ačiū labai, labai smagu, kad kiekvienais metais pas mus atvažiuojat ir laukiam kitais metais. Labas vakaras iš tiesų visiems, labai smagu. Kas turi draugų, pažįstamų, giminių, anūkų, žentų, visus veškit šiandien, nes pats geriausias ir pats gražiausias Varėnos rajono renginys yra Subatos vakarėlis. Ačiū labai Janinai, Jonui. Aš jam prižadėjau, kad kai atvažiuosiu šiais metais, aš jam atvešiu vienu eksponatų muziejui. Tai jis turėjo tik vienu, o dabar jau turės 2. Aš būsiu 3. Netikė, pažiūrėsite mano sijonas. Klebonė, kleboniškas. Ir va tenais labai primena mano sijonų, va dar pasisuko akurat, apversk aukštinkųjų. Kūtavė? Nu, nelabai kas jau ir nusteps tave atvertus aukštinkųjų. Na, Dieve, stebuklas atsirado. Na, anažų bernai juokės net. Negal buvo. Ačiū Jonai, ačiū už suteiktą žodį, galit nulipti. O aš noriu pasakyti, kad pakanka nedidelio lietaus, kad sužaliuotų žolė. Taip ir mūsų viltys atgyja išgirdus, kaip gieda ansambliai, suteikdami sielai ramybę. Ir dabar noriu į sceną pakviesti Aukštaičius. Taip, folkloro ansamblį yra Skila, vadovė Lina Vilienė. Tai yra kolektyvas, kuris pas mus atvažiuoja 5 rozumą. Prašom, plokit, plokit, plokit. Neatsijungėkit, dribluokit. Va, jau matau sarapiniškai plojimą. Nu mes tai iš karto atėjom, kol čia visi sulips, tai laiką negaiškim. Klebon sakė, kad nu tie, kaip sutartinskai gėda, tai nežino, už kurio tibedžia pasislėpi, ko tik kas daro ir ko tik kas sutari. Tai mes dabar to pabandysim padaryti. Čia, kad jūs sėdit 3 pulkas. Pirmas pulkas, taip, antras ir trečias. Tai pirmas pulkas, žinokit, labai paprasta melodija, pažiūrėsim, ar varpai girdisi, kaip skamba ne. Kai atėjo toja dina, kai atėjo toja dina, kai atėjo toja dina. Puikiai. Dabar antri. Kada varpas gult vadina, kada varpas gult vadina, kada varpas gult vadina. Puikiai. Ir treti, žinokit, jums pati pagrindinė ir pati sunkiausia partija. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Nu, puikiai. Nu, ir dabar pabandykim sujungti, klebonis pasakys, ar girdi varpus. Ar tas, kur nuskendis, irgi vati platėlios. Ar tas girdisi, ar tas, kur, nežinau, čia dai Marcinkonėse. Nu, pabandom. Kai atėjo toja ir nenustokit, toja dina, kai atėjo toja dina, kada varpas toja dina, kai atėjęs toja dina, kai atėjo toja dina, kai atėjo toja dina. Nu tai vyrai ten ir toliau tęskit. Nekeliminė, gerai jauti dobilinė, pierelai žalioj. Gerai jauti dobilinė, pierelai žalioj. Aš dalgelį papustysiu, oi, 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 pradalgelį
švarysiu pievelai žalioj, pradargėlai švarysiu pievelai žalioj. Penki vyrai visų dienų, oi, valivalion, argi kelmo pjovė šieno pievelai žalioj, apie kelmo pjovė šieno pievelai žalioj. šalia kelio 3 berželiai, oi, valivalion, pasikorė 3 berneliai pievelai žalioj, pasikorė 3 berneliai pievelai žalioj. užtat korės, kad reikėjo, oi, valivalion, grėblę dirbti nemokėjo pievelai žalioj, grėblę dirbti nemokėjo pievelai žalioj. 5 vyrų pjovimą, oi, valivalion, neprigrėbė nei vežimą pievelai žalioj, neprigrėbė nei vežimą pievelai žalioj. ir atėjo Benediktas, oi, valivalion, jis užmerko buvo piktus pievelai žalioj, jis užmerko buvo piktus pievelai žalioj. Tango rytas vilioja gaivyną, ir pavasario ryto žalia.
šitas iš Alytaus draugystė. Niekada nepamiršiu, nes tik kartą mylėti galiu. Visada aš tave prisiminsiu, pirmą meilę buvai manikuju. Niekada nepamiršiu, nes tik kartą mylėti galiu. Visada aš tave prisiminsiu, pirmą meilę buvai manikuju. Ir tą tango, kur šoko madu. Ar prisimeni aušantį rytą, saulė dega nevėžio kratu. Ramų vandenį melsvai dažytą, ir tą tango, kur šoko madu. Katros netekėjai, nežiūrėkite katrom virš 60. Taip. Noriu pasakyti, žinokit, man buvo labai čiutna. Vienas dalykas. Sako, randi, ane, vaikus kopūstuose, ane, randa. Sako, vaikus atneša gandrai. Bet kad vaikai pradėt lysti iš sklepų. Ir vaikel dar atvažiuot su žiguliu. Taip, dar negirdėta. Taigi, sklepų aidai ir vadovas Vakaris. Stankauskas. Если вас man женитесь, иримите боготу, иримте богот. Поседовую мерго жили, вечину сиротели, вечину сиротел. Дави мани посугилю, троегите личайте, троегите лича. Берагу, бенагу, ирбя одягайтесь, ирбя одягайтесь. Бида мани варгасман, сутвайте личайте, сутвайте лича. Ну ведяв Іван торговсь, не редельё скупатю, не редельё скупать. И все радовья нас попцю да ветраюкайте, да ветраюкайте. Аж уж тут раюкайте, перкау пирогайте, перкау пирогайте. Парнешав и намо, ервайкай не валыгу, ервайкай не валг. Бида мани варгасман, сутвай пирогайчу, сутвай пирогайч. Kadangi esame iš kurorto. Druskininkų.
Jonuliui, ir Janinai, ir Eimučiui, ir visam nacionaliniam parkui, kad organizuoja tokių gražių vakaronį, kad organizuoja tokių gražių šventį. O mes nunaim gėlalais prisistatysim, kaip sakyt. Matau, kad daugelis žiūrit in žiūrų ansamblį ir nematot nei vienos senos gulbelais. Jos jau dzeuliau tep apseno, kad jau neturi sveikatos atvažiuoti. Bet už tai matot jaunų, naujų pulkų, kuris gieda toliau tėvulių, bobulų, visas giesmės ir kuo puikiausiai. Taip, kad pradėsim nuo prisistatymų, tai Kanos Launas kaimas. Tai Kanos Launas kaimas, tai Kanos Launas kaimas, Launas kaimas, balti mūrai stiklalių langeliai. Launas kaimas, balti mūrai stiklalių langeliai. Tai žiūros Launas kaimas, tai žiūros Launas kaimas, Launas kaimas, balti mūrai stiklalių langeliai. Launas kaimas, balti mūrai stiklalių langeliai. Tai Kanos Launos mergos, tai Kanos Launos mergos, Launos mergos, žalios rodo žydį ant galvelių. Launos mergos, žalios rodo žydį ant galvelių. Tai žiūros Launos mergos, tai žiūros Launos mergos, Launos mergos, žalios rodo žydį ant galvelių. Launos mergos, žalios rodo žydį ant galvelių. Tai Kanos Launi bernai, tai Kanos Launi bernai, Launi bernai, širi žirgai stovi pabalnoti. Launi bernai, širi žirgai stovi pabalnoti. Tai žiūros Launi bernai, tai žiūros Launi bernai, Launi bernai, širi žirgai stovi pabalnoti. Launi bernai, širi žirgai stovi pabalnoti. Šis koncertas eina į pabaigą ir labai noriu padėkoti visiems už tą nuotaiką gerą, nuoširdumą. Ačiū labai, kad susirinkot. Noriu padėkoti visiems kolektyvams, kurie atvažiavo pas mus. Noriu padėkoti mūsų rėmėjams, Varėnos kultūros centrui. Noriu padėkoti turgelio organizatoriams, dalyviams ir visiems prisidėjusiems prie tų dalykų. Na, o dabar, aišku, bendruomenėms. Ir dėkavonę noriu įteikti Darželių kaimo bendruomenį, kurių yra, kad dirbi pusę metų ir viskas nueina vienu dienu. Bet tai yra džiaugsmas mūsų kraštui. Šitokių kolektyvų jūs neišgirsit niekur. Niekur nepamatysit dainų šventėse, nepamatysit niekur, nes dainų šventės prabėga vienas per kitus stumdami, o cenai suvažiuoja tas, kas folklorui dūšių atsidavęs. Taigi, ačiū visiems ir laukiam rytoj Marginių klojimo teatran. Pačios gražiausios edukacijos, ir kalvis, ir keramikas, o jau, norėjau sakyti, žūrai,
žinokit, už nugaros stovi, tai šitas Omarganys pasiruošė viskam. O žinoma, mes neužsilaisim, Dzūkijos nacionalinis parkas ir festivalį užbaigsim labai gražiai. Taigi, ačiū visiems, su kolektyvai susiksim seminarą ir su svečiais. Nesijuokit, seminaras yra labai gražus ir pavadinimas geras. Taip, dzūkiškos, kadaise vienas studentas pas mane rašė darbų. Dzūkiškų antpilų gamyba ir pritaikymas liaudės medicinom.